tautų didvyris. Lietuva buvo paskutinė pagoniška šalis Europoje. Politiniu ir etniniu požiūriu ji buvo skirstoma į dvi dalis. Aukštoji Lietuva, tai yra Aukštaitija, esanti viršutinėje Nemuno dalyje, ir Žemoji Lietuva, Žemaitija, įsidėsčiusi šios upės žemupyje ir tik iš dalies priklausoma nuo Lietuvos kunigaikščių. XIII amžiuje Mindaugo pastangomis prasidėjo lietuvių genčių vienijimosi procesas. Mindaugas priėmė krikšto sakramentą ir buvo karūnuotas. Bet netrukus jis buvo nužudytas ir lietuviai sugrįžo prie savo protėvių tikėjimo. 1316 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą užėmė Gediminas ir užkariavęs daug Rusijos žemių smarkiai išplėtė šalies ribas. Po Gedimino mirties Lietuvą taikiai valdė jo sūnus. Lietuvos sostinės Vilniaus valdovas didysis kunigaikštis Algirdas ir Trakų kunigaikštis Kęstutis. Algirdui mirus Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu tapo jo sūnus Jogaila. Netrukus Jogaila ėmė nesutarti su savo dėde Kęstučiu ir jo sūnumi Vytautu. Abu pastarieji gynė senąjį tikėjimą, o Jogaila, baimindamasis iš vakarų krikščionišką tikėjimą pagonims nešančio kryžiuočio ordino, vis labiau buvo linkęs priimti krikščionybę. Būsimas Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas gimė apie 1350 metus Trakuose. Apie jo jaunystės metus žinoma nedaug, tačiau tikrai palaikė draugiškus santykius su būsimu Lenkijos karaliumi Jogaila. Abu pusbroliai augo labai sunkiais Lietuvai laikais. Kariauta su nuolat Lietuvą puldinėjusiais kryžiuočiais, kalavijų bandžiusiais skiepyti krikščionybę pagoniškoms lietuvių gentims. Mirus Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui sostą paveldėjo dar jaunas nepatyręs Jogaila. Todėl ordinas ėmė dar intensyviau pulti lietuvių žemes. Persekiojimų išvargintas kunigaikštis Kęstutis 1379 metais pasirašė paliaubą su agresoriumi. Jos turėjo galioti 10 metų. Paliaubas pasirašė ir didysis kunigaikštis Jogaila. Jam paliaubos buvo itin nepalankios, nes apėmė rusų stačiatikių žemes, kurias valdė visų pirma Kęstutis. Tačiau Kęstutis nesiskaitė su pagoniškosios Lietuvos ir Žemaitijos, kurias kontroliavo didysis kunigaikštis Jogaila nepriklausomybę. Nenuostabu, kad Jogaila nusprendė savarankiškai tarti su kryžiuočiais. 1380 gegužę Dovydiškiuose buvo surengta didelė medžioklė, kurioje dalyvavo kryžiuočiai ir Jogaila. Medžioklės tikslas buvo pasirašyti slaptą sutartį prieš Kęstutį. Sudarytos paliaubos turėjo galioti net įvykus kryžiuočių ir Kęstučio konfliktui. Medžioklėje Dovydiškiuose dalyvavo ir Vytautas, tačiau atrodo jis apie slaptąjį susitarimą nežinojo. Vis dėlto kryžiuočiai pergudravo Jogailą. Siekdami sukiršinti jį su Kęstučiu, nedelsdami informavo Trakų kunigaikštį apie Dovydiškių susitarimą ir šis suplanavo sūnėnui rūstų kerštą. 1381 metų rudenį Kęstutis su kariuomenė pajudėjo į Prūsiją, tačiau pasiekęs kryžiuočių ordino valstybės sieną apsisuko ir skubiai nužygiavo Vilniaus link. Vilnių užkariavo lapkričio 1 dieną. Vilniaus pilyje buvo įkalintas ne tik paimtas nelaisvin Jogaila, bet ir jo motina kunigaikščio Algirdo našlė. Be to archyvuose rastas karališkasis įrodymas, dokumentas, kurį didysis kunigaikštis su kryžiuočiais pasirašė per Dovydiškių medžioklę. Kęstutis sukvietęs bajorų tarybą parodė klastingąjį aktą ir po to buvo paskelbtas didžiuoju kunigaikščiu. Neaišku, ar Jogaila nebūtų žuvęs, jei jo nebūtų užstojęs Vytautas. Galiausiai Jogaila ne tik buvo paleistas, bet ir gavo Vitebską ir Krėvą. Tai yra žemės, kurios kadaise priklausė jo tėvui Algirdui. Netrukus jis išvyko ten su Algirdo našle kunigaikštyte Julijona. Kelionėje juos lydėjo kunigaikštis Vytautas, tačiau Jogaila nenorėjo susitaikyti su jam primestu vaidmeniu. Jo iniciatyva sukilo vienas iš daugelio mažesniųjų kunigaikščių. Kęstutis išvyko malšinti sukilimo, o Jogaila tuo metu susigrąžino Vilnių. Netrukus po to Jogaila užkariavo Trakus. Kęstutis ir Vytautas surinkę žemaičių kariuomenę apgulė Trakus, kuriuos gynė Jogailos ten paskirtas kunigaikštis Kirgaila.
Kai prie Trakų iš vienos pusės atvyko Jogaila, iš kitos kryžiuočiai, Kęstutis ir Vytautas turėjo sutikti pradėti derybas. Jos pasibaigė Kęstučio įkalinimu ir jo mirtimi kalėjime. Nėra žinoma, ar jis mirė iš sielvarto, ar buvo nužudytas Jogailos įsakymu. Po Kęstučio mirties Krėvos kalėjime liko įkalintas Vytautas. Vytauto padėtis nebuvo itin sudėtinga. Jis galėjo susirašinėti su kryžiuočių ordino didžiuoju magistru, be to jį galėjo lankyti žmona kunigaikštytė Ona. Tačiau jis nebuvo tikras dėl savo likimo ir planavo pabėgimą. Vieną naktį persirengęs tarnaitės rūbais Vytautas pabėgo. Pirmiausia nuvyko pas savo svainį Mozovijos kunigaikštį Jonušą, o kai šis atsisakė padėti, leidosi pas kryžiuočius. Tie priėmė Vytautą išskėstomis rankomis, ketindami pasinaudoti juo prieš Jogailą. Atsidėkodamas Vytautas pažadėjo atiduoti Žemaitiją ir įsipareigojo tapti kryžiuočių ordino vasalu. Be to jis buvo pakrikštytas ir gavo kunigaikščio Vygando vardą. Vygandas kartu su ordinu išžygiavo į Lietuvą, tačiau žygis neatnešė laukiamų rezultatų. Kunigaikštis Vytautas pakeitė taktiką ir pasiekė susitarimą su Jogaila, 1384 metais grįžo pas jį, prieš tai padegęs kryžiuočių pilis. Mainais už atgailą jis gavo valdyti Gardiną ir Brestą. Skuboto pusbrolių susitaikymo priežastys buvo akivaizdžios. Jogaila nusprendė priimti krikštą ir tapti Lenkijos karaliumi. Todėl jam reikėjo, kad Lietuvos kunigaikštystėje būtų taika. 1385 m. rugpjūčio 14 Krėvoje buvo pasirašytas abiejų šalių unijos aktas. Po metų Jogaila su kunigaikščių palyda atvyko į Krokuvą, vedė karalienę Jadvygą ir buvo pakrikštytas. Kartu krikštą gavo ir kiti kunigaikščiai, o Vytautas pakrikštytas antrą kartą pasivadino Aleksandro vardu. Vis dėlto ambicingajam pusbroliui nepatiko, kad Jogaila palaiko savo brolių kunigaikštį Skirgailą. Taigi jis vėl nusprendė prašytis Vokiečių ordino pagalbos ir jo padedamas užkariauti Lietuvą. 1389 metais Vilniaus pilyje vyko vienos iš kunigaikštyčių vestuvės. Vytautas, norėdamas užimti Vilnių, išsiuntė dovanų vežimus su vaišėmis, po kuriomis buvo paslėpti ginkluoti bajorai. Tačiau vežimai buvo apieškoti ir sąmokslas atskleistas. Vytautas vėl pabėgo pas kryžiuočius. Jie šį kartą kaip ištikimybės įrodymo pareikalavo Vytauto brolių, žmonos bei sesers ir 100 žymesnių bajorų. Vytautas išpildė ordino reikalavimą ir dar kartą tapo kryžiuočių sąjungininku kovoje su Jogaila. Vėl prasidėjo alinantys Lietuvos antpuoliai. Tačiau šį kartą lietuvių pusėje kovojo ir Lenkai. Kryžiuočių puolimai baigėsi nesėkme. Vytauto svajonės apie Lietuvos valdymą kryžiuočių vardu tolo. Todėl jis dar kartą nusprendė susitaikyti su Vladislovu Jogaila. Tai vyko 1392 metais. Vytautas atgavo visas savo žemes, įskaitant Trakus, ir tapo svarbiausių Lietuvos kunigaikščių. Pažymėtina, kad bėgdamas nuo kryžiuočių kunigaikštis nepraleido galimybės vėl sudeginti kelias jų pilis.